Budizme asmenybės mirtis kartais vadinama didžiąja mirtimi arba nirvana. Hinduizme tai vadinama mokša arba mukti. Islamo sufijai asmenybės išnykimą vadina fana. Kaip jie sufijai apibrėžia fana, tai kai asmens aš panyra dieviškume, kur nebėra skirtumo tarp asmeninės ir aukščiausios sąmonės. Dievas yra manasis aš, sako mystikai, taip trumpai galima visas tas sentencijas arba ištaras va taip trumpai sutraukti į vieną ištarą. Dievas yra manasis aš. Pavyzdžiui, sufijus Bajazidas islamo pasakojo, kaip jis stengiasi rasti kelią pas Dievą, melsdamasis, pasnikaudamas ir visaip marindamas kūną. Tačiau tai nieko nepadėjo. Galų gale Bajazidas ėmė tiesiai ir paklausė: viešpatie, kur ar koks tas kelias vedantis pas tave? Atsakymas buvo labai paprastas: palik save ir tiesiog ateik pas mane.